Nu ką, sveikučiai, aš esu Gaudis, o jūs žiūrite dar vieną seriją iš kelionės su Jetta į Paryžių. Štai ir penktadienis, štai ir 600 prenumeratorių. Ačiū Jums, o aš vykdau savo pažadą. Keliu seriją penktadienį, kad Jums nereikėtų laukti antradienio. Ir dar tą progą jungiam girliandus. Toksai vat vaizdelis pro viešbutuko langą. Ir va. Kasgi čia? Mažolė mūsų. Laukia, nori keliauti toliau. Pagaliau išvažiavome iš Paryžiaus ir dabar suksime autostradą mokamą. Tai nusprendžiau užsipilti kuro, nes jau prašykai nebėra. Užsukome tokią degalinę kaimelę. Žiūriu, 85 yra etanolis, euras 7,9, euras 8, o benzas euras 7,7. Tai žiauriai apsimoka su etanoliu važiuoti. O mes pilsimės, dyzelio nėra, bet mes pilsimės gazolį. Tas pats velnias, kitaip pavadintas. Tai pilamės pilną kuro baką ir lekiam. Nu, 765 km. Nuvažiavam su nepilnais 40 litrų dyzelio. Aš dar užsipilsiu šitą bačioką, kad turėčiau dėl visako. Nu, vat ir mokamas Prancūzijos greitkelis. Važiuojam čia. Amigo, que pasa? Mano pasas žalias, kur noriu. Važiuoju į kairę, į dešinę. Europą matuoju. Susimokėsim biškučiuką. Pagal veizą turėtų būti 26 eurai maždaug. Nu jo. Ką? Vėl tu su savo kojom. Ką man daryti su tavo kojom? Kast? Ham. Kasiu. Eik miegot. Taip važiuojam kiekvieną kartą. Au! Šapau. Nu ką, bando maksimalų greitį čia tas. Sudaryk mangą. Užsidariau. Kaip nuotaikos? Geras. Na, apibūdinkit, kaip patiko Paryžius? Kaip vertintumėt Paryžių? Didelė mėsmalė. Eismas, chaosas kažkoksai tai. Ir atvažiavam labai nelaiku, nes pusę miesto tiesiog užtverta ir negali pasižiūrėti gražiausių vietų. Bet tą, ką galėjom pasižiūrėti, ten buvo gražu, pritariu. Jo, tik tai, kad kiekvieną kartą važiuojant sakydavom, kad nu žiūrėsim, ar paeis ar nepaeis markę. Ir dažniausiai nepaeidavo, jo. Bet ten, kur paėjo, ten buvo iš tikrųjų labai gražu. Ja, tikrai taip. Bet ar norėčiau dabar vėl nuvažiuoti? Gal po 10 metų. Po 10 metų.
Nu ką, turime klausimus ir atsakymus. Dažniausiai atsakydavau į 2 klausimus, bet kadangi turim etatinį komentatorių Vladeką, tai nusprendžiau skirti jam visą savo serijos laiką. Juokauju, ne serijos, bet klausimų atsakymų laiką. Tai Vladeko klausimas, kodėl būtent Volkswagenai. Tai kai aš buvau toksai pipliukas, kai ėjau į darželį, tėčiui sakiau, kai užauksiu, turėsiu antrą golfą, didelį ir važinėsiu su juo. O man tėtis sakė, ne, kai tu užauksi, jie visi bus supuvę. Ir aš jam įrodžiau, kad visgi yra ir nesupuvusių golfų. Tai turiu vieną golfą garaže, kitą dar turi žmona ir turim šitą mažulę. Kodėl seni Volkswagenai? Dėl to, kad tiesiog užgimė meilę nuo darželio laikų. Kai aš buvau mažiukas, kiekvienam kieme buvo po 102 golfų, 102 ir 3 pasatų. Aš juos pamilau ir dabar va, su šitą važinėjom. Kokios fainas dėžutės. Renault 5 Alpina. 205 GTI. 205 GTI DCV. Kaip faina. Kainos tai čia kosmosinės. Nori laido? Duom 4 eurai. Nori kitokio laido? 3 eurų. Kas šiaip šūdas? Ta prasme, šitą pagalvėlę man džiauriai patiko. Duom 7. Beveik 2,8 eurai. Šitas uždangas 17 eurų. Kas čia, miliukai? Ką čia radai? O, Lambo. Kiek Lambo kainuoja? 8 eurų, nu, nesąmonė. Šitas uždangalas. Red Bullis mažas, virš 3 eurų kainuoja. Šitas šūdas, kem eurų. Jo kava 8,60. Šokoladas 5 eurų. Nu. Keliaujam toliau aplink Prancūziją. Sustojom biškutį į Starbucksą pailsėti. Mašiniukas puikiai laikosi, buvo apie 30 km įkalnių, o po to labai ilgai leidome žemyn. Tai pagaliau galėjau pavažiuoti normaliai, 100-100 džetulė džiaugiasi. Aš šiaip labai noriu padėkoti visiems tiem, kas mane palaiko, kas mane palaikė, kas paremė, kas pagelbėjo. Tai yra Šnekutis, Services 555.lt, Detailing Baltics ir aišku Night Rideriai. Na ką, atvažiavom, įdomu ar visas teisingai parodė ar ne. Pradiniai spėjimai buvo 26 eurai. 26 ir 10 eurų, o šitą 26 ir 10 centų kažkas tokio. Nu, žiūrėsim, ar visas neištūrė mūsų. Va, žiūrim, ką turim. Dvam 6 eurų 30 centų. O, teisingai visas pasakė. Važiuojam. Nu, atvykom į viešbutuką ir ką noriu parodyti, labai gerai, kai viešbučio kambarys yra pirmam aukšte. O gerai tuo, joko, kažkas mojuoja viską. Dar vienas pirdžius jau nuogas. Atsidarai bagažinę, gali visus daiktus paduoti. Šitų išdžioviname. Mašinos detailingo priemonės. Ką? Čia maistas. Ko tu nori? Džemperio? O toksai va matau, toksai mūsų kambariukas, nedidukas, bet tai vienai naktiniai bus viskas. Good? Good. Maistas. Ir galim išsimti lagaminus. Emiliuko padukas, kurį gal tik vieną kartą ir ten naudojam. Bet pasiėmėm just in case. Oi, tu sako, kaip čia viskas sugriušta. Labai patogu pirmam aukšte. Prašau. Na, šitą tai jau nebepakels vieną ranką. Čia biški yra svorio. O, pats geriausias viešbutis, kad atsidarai langą ir matai savo automobilį. Tai šia aikštelė, nieko čia nėra, nes jis stato kitoj pusėje. O čia va. Džesikutė, va, gali pasižiūrėti BBS, gali pasižiūrėti GTI 16 voštų stabdžius, va, matom, kad berods antroj ar tai trečioj serijai perdažyti suportai puikiai laikosi. Ledas. Dabar varom į miesto centrą pasivažinėti ir pastebėjau, jog turim biškutį didelio greičio padarinių. Nuo tokio velniško greičio pametėm žibintų reguliavimo kamštelį. Labai kliūna į akis man tai.
Atvažiavome į mažą miestą netoli Liuksemburgo, bet vis dar Prancūzijai Metsa. Tai čia yra prancūziška Venecija. Aš taip sugalvojau. Na, čia Robertina taip sugalvoja, bet man kažkaip labai patinka šis pavadinimas. Turime labai daug vandens. Nu, čia tai iš viso gražu. Ir čia tik tai vienas iš kelių vaizdų, tai eisim pasivaikščioti po prancūzišką Veneciją, o Robertina fotografuoja, Emiliukas gėlytės uosto. Labai nice. Čia kas fainiau, kad nėra tos mėsmalės kaip Paryžiuje. Daug ramiau, mažiau mašinų, mažiau triukšmo. Kažkaip labiau jaučiamės kaip namuose. Paryžiuje gražu, bet prigrūžt. Ir va, autobusai man labai patinka, kad uždengti ratai. Nu, šiaip labai fancy atrodo. Jokingai turėtų skambėti, man patinka autobusai, bet jo. Šiaip labai įdomus faktas, kad rožinės durys. Nemačiau ne vienos bažnyčios vartų ir durų rožinės spalvos. Tai dabar taip, nežinau, galbūt čia aš tiesiog nevaikštantis į bažnyčią nesu matęs tokių dalykų. Jis labai retai būna, bet o rožinės su žalia. Na, toks įdomesnis kombo. Ta čia kadrai lindo. Filmuoju gražų medį, bam, būtina kišti savo trigrašį. Lajų takas. Esame mažame Prancūzijos miestelėje Metsas, netoli Liuksemburgo. Čia apsistosime. Ar kad nors matėte bažnyčios kieme pripūsta didelė matrioška? Kas čia per šūdas, aš nesuprantu. Pasižiūrėkit. Robertai. Kad nors matei, pripučiama matrioška. Čia matrioška, čia ne bulvė, čia matrioška. O ką veikia Prancūzijai pripučiama matrioška, aš nesuprantu. Iš kitos pusės kaip bulvė atrodo? Kažkokia bulvinė matrioška priputė bažnyčios kieme. Nu, suk. Pasėmė vandenuką. Daug aš tau padėsiu, ne į tą pusę. Pili čia. Ir per čia jisai išbėgo. Nice. Ne į tą pusę suki, ėmiau. Aišku, iš tą lengviau. Bet čia šiaip Robertina iš tikrųjų labai taikliai sugalvojo. O, Ukrainos vėliava, okei. Taikliai sugalvojo pavadinimą Prancūzijos Venecija, nes va. Namai į vandenį išeina. Geras. Čia galvoju reikės džetą atsivaryti ir šauti nuotrauką jos. Nes lokausi vaizdas. Nu, graži Prancūzija. Nieko negaliu sakyti blogo. Čia vat istorinis miesto paveldas. 718 GT4 RS. Užskait... Pati tu užnesai čia GT4 RS. Nesupranti, nieko.
jeigu vaikas čiuožia, tai kodėl tėvai negali nučiuožti, aš jau nučiuožiau. Dabar Robertinas eilė. Tu sau, tačiau, tikrai. Aš bijau. Nu va, labas rytas. Išsimiegojom, dabar jau dedamės į mašiną daiktus ir judėsime toliau. Šią naktį palyjo, bet mes taip kietai miegojom, kad net negirdėjom. Va, visa mašina šlapia. Čia visur viskas šlapia, bet ir gerai, atgaivino. Daugiau drėgmės, nėra tvankumo. Pasiruošę keliauti. Tai susidedam, žodžiu, visus lagaminus ir lekiam. Užsukom į Aušaną apsipirkti, va čia Robertinas Rojus kavos kapsulės. Neimsim viskas. Neimsim, sako, viskas gerai, bet va, kiek seilę pavarvina. Varam toliau, amiukai. Reikia nusipirkti, pavalgyti ir keliausim. Daug aš tau padėsiu. Va, kaip fainai, atėjom į Aušaną automobilių skyrių, viską, ko tik tai nori. Va, parduotuvė, prekybos centre net dizelio pašildymo žvakes pardavinėja. Nekalbant apie viskas, va, tarpinėlės. Ką, šliaužia? Sraigė šliaužia pas tave? Tai va, tokių va, prekybos centrų, kur net galėtum nusipirkti dizelio pakaitinimo žvakių, Lietuvoje tai tikrai trūksta. Visko čia yra. Ko tik tai nori. Taip pat gali nusipirkti ir filtrų, jeigu tau reikia tepalą pasikeisti. Tepalą nusipirki, kaip ir Maksimoje, tai filtrą iš kur gauti. Tai va, gal ir labai logiškai padaryti. Nu va, pajudėjom iš miesto. Šiandieną man yra poilsinė diena. Vairuoja Robertina. Ir kadangi oras nėra pats geriausias, nusprendėme nevažiuoti į tą Liuksemburgą. Ką tai mes pamatysim kitam kartui. Tai dabar judame į Strasbūrą. Strasbūrė turėtų būti įdomiau. Ką man dabar daryti? Taip ir galvojau, kad nemokėsi. Čia reikia iškart susimokėti. 4 eurai 80 centų. Išsiim kartelę. Ką man dabar darys, sako? Mokėk šaibas. Judame į Strasbūrą. Ten gal kažką rasim ir nusprendėm pavažiuoti biškutį kalnuotom vietovėm, kad būtų gražiau. Emiliukas valgo blinelius ir kokią mašinytę gavo ir dar mašinyčių gavo. Tai jau laimingas vaikis. O aš va, čilinu šiandieną, pasiimsiu kompiuterį ir pamontuosiu videkus. Lekiam. Su YouTube'u man nesiseka, jeigu galėtumėt man skirti nelaimingiausią, nesėkmingiausią YouTuberio apdovanojimą, tai tikrai aš jį priimčiau, aš jo nusipelnau. Tiesiog nuo YouTube aš gavau tokį baną, kad aš nieko negaliu daryti, absoliučiai. Tai sukūriau dar vieną kanalą, taip ir pavadinau 4. kanalu. O tai žiūrėjau, absoliučiai viską kitaip dariau, kitaip pervadinau, kitoks kanalo pavadinimas, kitoks pats vaizdo įrašo pavadinimas, visą kitaip. Įkėliau vaizdo įrašą YouTube'ą, bet nepadariau, kad būtų public. Padariau, kad tiesiog aš jį matyčiau ir galvoju pasižiūrėsiu, kas bus. Nu ir praėjo 3 valandos, bam, YouTube'o kanalo nebėra. Tai čia tiesiog pats YouTube'as mane banina, neįsivaizduoju, kodėl neįsivaizduoju, kaip atsaka. Ta pat reasoną parašo, kad tipo community guidelines ir bla 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 ir nieko daugiau, jokio konkretumo. Jeigu paklausi, kas tiksliai nutiko, tai jie tau nieko neatsako, tiesiog negalima. Kokie vaizdeliai. Nusprendėme nusukti nuo autostrados ir važiuoti pro kalnus, pro visokius kaimeliukus ir miesteliukščius. Ir ten jau matome kalnus. Tai bus biškutį gražesnis vaizdas, nes tos jau lygumos ir autostrados jau nusibodo. Nu va, toksai keliavimas mums su Robertina labiau patinka. Labiau priimtinas, kažkaip labiau panašu į mūsų stilių per miškus šaut. Aš visą laiką mėgėjau paofraudinti.
Va, atsargiau. Offroaderė kita širdyje, ne? Jeigu būtų pasirinkimas važiuoti automagistralę 50 km ar tokiais keliukais, tai aš rinkčiaus tokius keliukus. Jau su dugnu siekiam. Kažkas tai miega. Bet tuoj privažiuosim prie ežero. Tarp kalnų tai greitai pabus. Ja, Plešku. Nu, vat ir tarp kalnų. Biškutį sustovok. Miškas. Oi. Nu, vat ir tarp kalnų. Laukinis ežeriukas. Žiauriai gražu. Kokią olą radome. Kilam į kalną. Bet aš kažkaip biškį bijau į ją eit, nes jinai ten gili labai. Tai gal tu nori nueit pas meškas? Pasikeitėm dabar, aš pavairuosiu, bet uždarytas kelias ir užrakintas, mums dabar teks atgal važiuoti. Pasakė filmuoti. Nu, davai, nustebink. Tikrai nevažiuosi atgal. Pavyko jam. Tikrai nevažiuosi aš atgal. Pavažiavom. Darysim. Va, kažkas gražaus. Šlipsintis išliesi. Būtų žiauriai iš tų keliukų smagu nusileis, bet uždarytas. Nieko, eisim pažiūrėt, kas ten gero. Va, toks atvaizdas. Šitas ežeras padarytas tokia kaip pūštunka. Nes jisai leistas į žemyn, bet čia specialiai viskas uždaryta ir praškai nepraleidžiamas joks vanduo. Labai gražiai atrodo. Matyk iš šoko. Atvažiavom biškučiuką pabėgti nuo miesto šurmulio. Toksai ežeras. O, pasimaudysim, pažaisim su raketėm pagaliau pirmą kartą kelionėje. Miliukas jau nubėgo į supynės. O mes čia įsitaisysim ir teškų pleškų padarysim. Vaizdas gražus, ramybė. Labai nice. Labai keista, kad užtvėrė paplūdimį. Negalima maudytis, niekas nesimaudė. Robertė, na išsiaiškinti kodėl. Bet gal man paimti ir kaip lietuvių šok tokį vieną bombiošką. Pūkš tik tai. Pusę ežero ištaškyti. Nes premba norėtas pasimaudys. Ką daryt? Turbūt visiems įdomu, kurioje aš vietoje nufilmavau tą legendinę sceną, kur džetą leidžiasi nuo kalno. O aš ją nufilmavau štai čia. Pasižiūrime vaizdus iš daugiau kampų, daugiau rakursų. Nu, suprantu.
važiavo manęs paimt, valia. Oi. Atvarėme kitą paplūdimį, kur jau mūsų niekas neišvarys čia. Jachtutė švartuojasi. Čia galima įsivežtis. Bet ir pasimaudyti tiks. Nu ką, štai ir prabėgo dar viena serija su Jetta į Paryžių. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, nepamirškite paspausti like, parašykite komentarą. Susimatome kitoje dalyje ir dar kartą dėkui už tiek daug prenumeratorių. O dabar tie, kas nepaspaudė, paspauskite, kad tai būtų dar daugiau. Ačiū Jums ir susimatom kitoje dalyje. Labai lyja, o valo tik tai vienas valytuvas. Taip, mėliukai, lipsime į lėktuvą ir čia. Čia nepaprastas lėktuvas, čia Concordas. Norėjot kontentą, turi kontentą. Čia pelna čerpadla. Juokinga ta čekų kalba.